On air. Mes ore esam. Viskas ore. Taip. Vaitekūnas Paulius. Tas pats. Benas Lastaus. Tas pats. Ir ne tas pats naujas. Aurimas. Bimas. Žinomas kaip Bimas. Žinomas kaip Bimas. Ponas Bimas. Ir Škadro Dovis. Paplojam Dovis. Dabar iš užsienio grįžęs. Jo, iš Dovis susitvarkęs yra. Grįžo, nusipirko sodybą kaime kažkokiam tipo tvarkys. Pasilgau Lietuvos. Pasilgau man. Pasilgai? Jo. Duonos noris, duonas tas lietuviškas. Geros atsigėrė, taip smagiai. Oro uoste, seniai, lupo. Tu atvarė iš Panevėžio, Bimai. Tu iš Panevėžio esi? Jo. Oi, tai matęs. Šiaip gimęs Ispanijai, porą metų. Porą metų gyvenau ir... Ir pasė yra Ispanija, ir šitą. Jo. Geras čia. Lietybės neturiu. Ble, kodėl ne Kašiorų buvai seniai? Bet ten nėra, Ispanijoje nėra saulės įstatymo? Kaip ten, ar žemės įstatymas, ten, kur gimsti, gauni pilietybę, kaip Amerikoje, ten, pavyzdžiui. Nėra šitą. Nežinau šito. Bet jau kam tai Ispanijos pilietybė iš tikrųjų. Geriau būksiu lietuvišką, laimitos turnyrus, tai galim pasidžiaugti, kad tai, kad lietuvis. Kaip Maibachas pagrasins, dar kartą pamatysiu su ispanišku pasumlė. Tai mes šiaip kartais paklausėm svečių, ar pažįstamas šitas vaizdas. Tai tavęs jaučiu net nereikia klausti. Mes su to žvengiam, jis tipo pasiai rašyta gimimo vieta Dust. Pas Bimą? Dust. Gimimo vieta Dust. Vaikystė man. Pilietybė lietuvis, gimimo vieta Dust. Praleidai daug, ne vaikystė šitoje vietoje? Jo, tikrai taip. Kokios emocijos, geros ar blogas pamačius? Nu šiaip 1.6 netiek daug ir žaidžiau, labiau Zambiną loždavau. Zambino, kas čia yra? Žinai? Na, aš blei, tavas esas. Kur papuolė? Jo, ten daug modų būdavo visokių. Į zombius galėdavau šaudyti. Ai, perdarytas? Jo, ten. O kodėl? Šiaip tiesiog įdomiau ar kas? Jo, kai vaikas buvau, tai įdomiau. Nelabai patikdavo man šiaip. O žiūrėk, tai po tau 20 metų, tai tu esi 2-4 gimimo. 2-3 gimimo. 2-3 gimimo, tai tu gimėjai, dar prieš Lietuvos triumfo Europos čempionatą. Bet iš esmės tai jo, tu 1.6 daug nežaisdavai, nes ten greitai perėjo į CSGO, ne viskas? Ar kada, kai jau pradėjai žaisti? Nu, aš 1.6 7 metų gal loždavau. Jo, bet... Tai CSGO perėjau, kai man buvo 12. Seniai pas mus 7 metų, jam kai buvo 7, pas mus kaime elektra ne visur buvo. Pas mus kaime dar vis ir nėra daug kur. Yra du namai seniūnas, kur. CSGO jau 12 pradėjau lošti. Bet čia jaučiu, toksai buvo dalykas, mes šiek tiek kalbėjom prieš podcastą, kad brolis vyresnis, ne? Kuris irgi sėdi su mums, nepaplojom broliui dar. Paplojom broliui. Jeigu ne jisai nebūčiau aš čia, jis mano vaikystės sakydavo, loš žaidimus, kurie gali tau atneš pelną ateityje. Rimtai? Dar kartą. Jeigu tipo žiūrėt tokį long runą, tai čia wow. Nes realiai, kai aš buvau vaikas, paauglys, tai netrodydavo, kad čia kažkas gali būti tokio. Oi, ne. Tikrai, ta prasme buvo smagu, ten kažkokios legendos pasklisdavo apie tai, kad ten kažkur žaidžia turnyrus, ten uždirba pinigų, bet kad kažkas taip galvotų, kad lietuvis kažkur galėtų, tai labai... Bet tai tu iš to ir gyveni dabar, ne? Jo. Dabar tokia pertrauka, nes jau dabar lygiai mėnesis kai tėvą netekau, tai dabar tokia darau pertrauką. Ir jo dabar, yra svarbesnių dalykų dabar, aišku, mamą palaikyti, brolį, jo, bet šiaip jo, iš CS:GO gyvenu. Prieš 3 beveik metus patekau į Face Clan, turbūt žinau. Žinau, labai žinoma organizacija, jo. Čia tie, kur turi 11 lemų? Kur turi 11 lemų follow Instagram'e, mes žiūrėjom truputį rožą. Aš 16 metų ten patekau ir aš kaip biški kitaip negu kiti. Kiti pradeda nuo pačios, o aš tiesiai 2 ar 3 pasaulio komandą patekau. 1 komanda man. Ir tada ten, o kaip vyksta, kas labai įdomu yra iš tikrųjų, sportė, tarkim, normaliam sportė, tiksliau ne tai, kad normaliam, bet tradiciniam sportė, kaip krepšinis, futbolas, tu esi jaunas talentas, tave pastebi, agentai ten su tavim susisiekia, kažkokie dylai atsiduri komandose, kaip e-sportė. Yra skautai e-sporto? Jo, ar kaip... Tai yra labai gera platforma, Faceit, tai
Tenai tiesiog žaidžia... Nes čia skamba kaip ne apie tai platformą čia. Aš čia šitą irgi platformą. Sakė nebloga. Sixpackai, parodimai sudėti. Man tai Faceit skamba kaip Pornhubo kategorija. Jo. Tai va, tai yra platforma, tenai žaidi. Ten realiai žaidžia tie, kurie nori vis kažko daugiau pasiekti. Nes jeigu žaidi per CESą, ten gali pasiekti tą globalą, aukščiausią lygį ir daugiau nieko negali pasiekti. Reikia per alternatyvas platformą žaisti. Tai jo, tenai žaidžiau, pasikėliau 10 lygį, kas yra jau gan stipru. Tada ten turi daug patekimų žaisti iš 10 000 žaidėjų. Ten tarkim porą žaidėjų į mėnesį patenka į pro lygą tos platformas. O toj pro lygoje jau žaidžia profesionalai. Tai va, aš gal 15 metų patekau į tą lygą, kur jau žaidžia profai. Ir tada vienas iš geriausių žaidėjų Niko pastebėjo mane, labai gerai su juo žaisdavau. Ir tada vieną dieną tiesiog sėdžiu prie kompiuterio ir jis man į Twitterį parašo žinutę, tipo, hello Bimas, can we talk on TeamSpeak? Jaučiu, koks jausmas buvo, geras. Aš tiesiog drebėjau, nes kaip tik buvo žinios, kad vienas iš jų žaidėjų tipo pasitraukė laikinai. Aha. Ir jo, jau supratau, kad čia... Kad gali būti. Jo, nes jisai kiekvienais metais būna dar rinkimai, kai tarkim būna žaidėjus išrenka, būna top 20 žaidėjų ir kiekvienas žaidėjas, kai išrenka, jisai dar turi pasisakyti, kaip jis mano, kuris žaidėjas yra ateities talentas arba predictioną tokį. Tai jisai mane buvo išrinkęs jau prieš porą mėnesį. Ir tada po poros mėnesiais man parašo tą žinutę, tai jau žinojau, kad turbūt kvies. Bet čia maždaug kažkas tokia, kad Lebronas Jamesas parašytų. Sveikas, gal nori su manimi. Aš funkcionuoju komandą. Hello, Dovis can be speak on Teams. Dovis, taip. Bet jei jam parašė, kad nori pasikalbėti, jau paliežiai pro langą per verką šaldačių. A, sakei, broliai? Jo, iš karto. Screenshotas, tipo, bam, tipo. Senis, žinai, kad dar brolis, tipo, kol nepradėjo Huelin dar piso kontraktėlį, žinai. Iš karto, taip. Ne, bet šiaip tai epic ir vėliau pradėjo tada kartu žaisti. Jo, jisai tada tą pačią dieną pasijungiam ir jisai man sako, tipo, už poros dienų turnyras, tipo, vienas negali žaisti, tipo, ar nori žaisti su mum. Iškart pasirašiau. Bet čia kaip ir geras dalykas buvo ir kaip ir blogas, nes kas gerai, tai aš buvau labai jaunas, labai daug hypo naujienų, nes 16 metais aš buvau... Iš 8-okas, seniau. Ne, 10-okas. 10-okas? Jo, 10-oj buvau. Panašiai, neblogas spėjimas. Beveik. Vaitekūnas 16. Turiu, seniau, aš iš metų geriausiai klasės Lietuvoje spėliau. Tai kas gerai, tai kad aš jaunas, daug hypo, daug sekėjų susilaukiau ir jau visai gerai, bet kas blogai, tai kad pirma komanda ir aš negalėjau lošti. Kaip po to pradėjau žaisti, tarkim, po to labai jau patobulėjau, ties komunikacija, ties pozityvumu, psichologija, labiau susitvarkyti su savim galėjau. O tuo metu tai labai sunku buvo, tarkim, atsimenu vienas mačas buvo, kur per 2 žemėlapius nušovau 10, tai čia labai, labai prastai, kai tarkim, per žemėlapį vidurkis yra 30-40. Ir ką tu jau galvoji, viskas dabar, man čia išmes dabar. Jis Instagramai įsijungi žinutės ir vien žinutės, tipo... Nežinau, ar galiu sakyti. Gali sakyk. Jo, tipo, visi grasino, kad, tipo, sako, nusižudyk. Tavo šeima tokia ir tokia. Man 16 metų buvo, jo. Seniai gameriai kito lygio ten yra, aš tau sakau. Ne, bet čia, vis tiek, ką pasakot, daugmaž panašiai kaip visur, žinai. Kaip ir visuose sportuose. Gauni kažkokį ten heitą. Tik tiek, kad, žinai, kad, tipo, čia už tavo komandą normaliai šai buvo padėta. Jo. Bet čia irgi, žinok, tai jaučiu, kad tai yra statymai kažkokie. Jo. Tai aš sakau, sėdi šeikas padėjęs kokius 2 lemusis 10 visą per 2 žemėlapis. Jo, čia labai. Nes čia pagrindinės heitas iš ten ir ateina. Taip, čia nėra, kad ten rašytų, tipo, aš esu čia labai senas fanas, tipo, šitas komandas, CS ir aš parašysiu dabar. Jo, pagrindai gambleriai, rusai dažniausiai. Jo. Nu, tai rusiškais žargonais. Bet šiaip irgi yra populiaru, net šitoje Rusijoje tas CS būtent. Jo, labai populiarus. Ten daug yra, šaudotus rusų. Biškinė užperformina rusas į Twitterį, hello, can we talk on team? Bet šiaip įdomu. Šiaip aфиgenai, blema. Wow, taip, ir taip, aišku, tada jautiesi, ne, kažkoks, taip, kad atrodo, kad visas pasaulis prieš tave, ne? Jo, ten daug ašarų būdavo vakarais, atrodo. Po mačo galvoji, nu viskas. Jau susifeilinai, taip pagalvoji. Bet čia seniai, matai, čia 16 metų, nes ir 20 metų, tai kiek tau dabar yra, tai vis dar yra, manau, aš pavyzdžiui, tokio amžiaus dar nesuprasdavau, ten, man atrodo. Dželai, pavyzdžiui, 24.
O aš 16 buvau. Jo, tai jau ten baigti. Taip, bet gerai, bet kiek tu, pavyzdžiui, tu jau 16 pro buvai, tai kiek tu per dieną lošti reikėdavo? Nu, kiek lošdavai? Labai daug, bet sunku būdavo suderinti dar su mokykla. Tai reikėdavo... Viskas aišku, ką reikia mesti. Galiu papasakoti. Seniai koks klasiokas stovi prie lentos. Maironis, Trakų pilis, iš gal. Bai, ble. Aš bijau. Per geografinę šalis savo man pasvardinau. Tai jo, galiu papasakoti. Tai, tarkim, mano tvarkaraštis buvo toks. Kelios pusė 8. Atbūnu mokyklai, grįžtu 4, tada nepinu nuo 4 iki kokių 9 ir visą naktį iki kokių 5 topodavau. Nes ta lyga, pralyga, jinai būdavo tik vakarais naktim. Ja. Ir ten dideli pinigai būdavo ir aš tiesiog sacrificinau viską ir bandžiau tiesiog prasimušti. Bet pavykdavo uždirbti? Jo, jau tada. Tai mano pirmas uždarbis buvo $4,500. Čia už pirmą vietą, kas mėnesį toj pralygui. 10-okas durė tokį. Jo, aš pamenu, mamai, ble. pamenu Delfis liktai papostina irgi, kad tipo 16-metis Bimas laimėjo ten tiek ir tiek. Iškart mokyklą atsimenu, jau ir klasiokės pastebėjo. Jau klasiokės irgi, kas 4 turi kažkaip. Seni valgyklai valgo vypę. Taip, visi, tos pietų, žinai, klasikinius klasiokai, kiauko atleto ten su mokytais. Eina kokia mokyti Kazlauskis. Šreik. Žiūrėk, nebūsiu, aš 3. Ir tam $1. Žiūrėk, nebūsiu 3, bet man jau vien per daug, biškai. Vien per daug. Prašau, nedarniuok su N-raidė. Bet šiaip epic skamba. Fantastika šiaip vis dar. O kaip jaučiu respektą ten gaudavai, ne, iš klasiokų, iš mokyklos, iš vyresnių netgi gal norėdavai gauti kažkiek. Nors aš tu vyresnį brolį turėjai ir taip turėjo respektas būti. Šiaip gimnazijai, nežinau, dar buvau toks labiau dravesnis ir dar korona buvo, tai labai... Kažkaip tie laikai, ne? Taip išardyta būdavo ir klasė. Tai čia ir popinai, ne, per karantiną? Jo, realiai korona išgelbėjo mane, nes... Nes nereikėjo šūdų. Mirė, bet tav išgelbėjo. Jo. Paukojate į talą. Tu gyvybė. Pasisekė šiaip labai. Sako, seni, skaičiam, bet COVID. COVID rūlis. Tatuškė, pečiu. Never forget. Jo, jei ne korona, turbūt tik 10 klasį būčiau baigęs. O dabar 11 klasę sugebėjau baigti dar lošdamas profesionaliai, o 12 jau mečiau, perėjau į nuotolinę mokyklą. Nes reikėjo turnyrų žaisti, ne? Jo, daug keliauti reikėdavo ir... Ir varydavai, ne, į užsienį žaisti. Bet šiaip aфиgenas jausmas, kai lošėt gyvai arenui, tai ten dafiga žmonių. Tai... Jo, man geriausias momentas ir buvo 22 metais Kelnas. Čia vienas iš prestižiškiausių turnyrų. Buvau ketvirtfinalį ir ten 10 000 gal žmonių žiūrėjo, o finalus, aišku, ten dar daugiau, gal net 20 000. O yra pavyzdžiui, kažkur video galima gal pažiūrėti, galim paleisti mes. Jo, galim. Davai, kažką pasakys tavo. Bet šiaip įspūdingas. Aš atsimenu, labai žiūrėjau tave per COVID, nes ten tipo... Pradėjau žiūrėti, kai išleido straipsnį, Delfi, net tik nemačiau, kad Šaibal pakėlė. Bet paskolink pėpydis? Hello, kai neįtokį. Bet aš atsimenu, tipo, žiūriu tave, kai tu lošiai ir sakau, blema, kaip gali hypintas žaidimas, taip, žinai, kaip tu, tipo, žiūrėdamas gali įsitraukti. Seniai ateina mama kažkada naktį, ko tu čia rėki, durnelį, tu iš tų, granatą, neužteks pinigų, kalatą. O čia baisiausias dalykas būdavo, kai reikėdavo jau eiti miegot ir aš tiesiog stengdavau kuo tyliau, užsigesinęs viską. Vis tiek, nors ir kiek pykdavo. Emocijos būdavo, ne? Jo. Bet atrodo, kur tu ramių veidų šiaip žaidai, iš veido. Nėra, kad tu ten draskai. Bet jau ten ir susikaupęs būni, ten nėra kaip tu emocijos dronas. Nu, dauguma šiaip žaidėjai yra tokie susikaupę labiau. Bensepist, blėtkų. Kaip Barbachas tiesa, kaip žaistų. Aš tave vaibų pasigavęs. Aš tave vaibų išpeiliau. Maus parašyk, maus. Padėk jam, man tai. Mantel, biškai sudirb, matai, kad Dovis sunku. Tai prašau. Jo. Dovis susigaudė greitai, kaip prašyti. Dovis jau tik norvegiškai rašė.
Galima norvegiškai. of Counter-Strike to the Kirilica Let's go pasakyti. ahead and jump into this first Nežinau, quarterfinal. čia tas, ane? išėjimas bus, jo. On Stralas. Išėjimo turbūt net nerodė. Jo, čia Tai va taip va vyksta, ne? Ja. Ir tipo gyvai žiūri 20 tūkstančių žmonių. Oi, nu gyvai jo. O Tipo- viet kiek online tai Aš streamę tai jaučiu kaip libliamas. Jo, iki lemų. Iki lemą, ne? Wow. Australija, tai aš žinau, man labai patikdavo ta komanda. Žinai, kur patikdavo, kur tas iš Šikso, kur yra, nematau dabar. Zipex. Jo, jo. Zipex, jo. Plačeris. Higienas, tai monstras. Jo, Bet šiaip sik, tipo, pagalvoji, tipo, čia... Nu kas gali kažką tokio, taip, kiek žiūri įdomu, tiek nežiūri Europos čempionato krepšinio. Ne, ten Žmonių. dabar, kur Gyvai. vyko tas čempas, ten sakė, ten finalus kiek ten žiūrėjo, 200 štukų, ten žmonių ten jau 2,5 milijono. 2,5 Ai, milijono. 2,5 lemų Jo. žiūrėjo. Per visas streaminimo Ai, nu jo, per visą streamą. Bet gyvai arenai ten, tipo, da figa buvo. Dar gyvai yra. Okay, aišku, tą tai žiūri tikrai. Fulę. Kai būna fulės ant pasaulio taip, čempas, taip, nu ten iš vis kosminiai skaičiai, bet kokį ten kažą Europos čempą jau čia net nežiūri. Abejoju. Kad gyvai tiek žiūrėtų, be šansų. Jo, labai populiaru. Wow, taip, iš tikrųjų, o tas tau nebuvo performanso, nežinau, Aš prieš gyvą publiką, baimės kažkas, dar kažko. Aš kaip tik turėjau daug adrenalino ir sakyčiau, Gerai performinai? šiaip, nes negerai performavau arenai. Šiaip planuose man patikdavo loš, bet arenai nepasisekė, nes aš kaip tik norėjau kažkaip labai kažkokį sick playų padaryti. Kad visi, Jo, kad visi reaguotų, rėktų, ne? jo. Ir per daug... agresyviai žaidžiau, Jo. manau. Čia man klaida buvo. Bet čia vat irgi Jo. kaip ir visur, žinai, kaip ir gali perdėk lengvai. Čia psichologija. Bet, na, jis taip, nu, wow, taip, aš tikrai man vis dar keista yra, kai pagalvoju, kad tiek daug žmonių Bliamas, žiūri šitas. jo. Bet to pačiu, nu, aš suprantu, tai kabina, žinai, tai retas tokio azarto. Bet jūs vis tiek, pavyzdžiui, gaunat pinigų ne tik tai už laimėtus turnyrus, bet nu, kaip ir komandos narys, tu vis tiek ten turi kažkokias pajamas, nes ten komandai rėmėjų savo turi. Jo, ir panašiai. algas pagrindė yra iš algų realiai pinigai. Iš turnyrų dažniausiai būna apie 15% žaidėjim. Tai tarkim, jeigu turnyro prizinis milijonas, tai dažniausiai pirma vieta gauna pusę milijono, Okay. tai 15% iš to pusės milijono dažniausiai žaidėjai atitenka. Ai, Tai okei. vat, apie 60-70 tūkstančių. Visą jeigu kitą laimėt. skaisgiris pasiemas. O pavyzdžiui, man dar įdomu, sorry, norėk kažką sakyti. Jo, dar galiu apie algas irgi plačiau. Nu, vat įdomu būtų... Seniai, aš nenoriu klausti, bet skaičiais. Čia jau kas rolom nepatogus. Ne, bet iš tikrųjų įdomu būtų išgirsti, vat, ne kiek ten, pavyzdžiui, tu ar ne tu, bet kiek vat, yra vat, nuo tiek iki tiek gali uždirbti jau toks geras CS:GO žaidėjas. Tai Per metus, tarkim, ar per mėnesį, nesvarbu. Kaip. Gal per mėnesį galiu pasakyti. Okay. Tai apie, tarkim, jeigu žaidino 15 pasaulio komandos iki pirmos, tai algas svyruoja nuo kokių 10 ir gali iki 50 tūkstančių į mėnesį. Kaip Ulanovo. Pradės lošio. Primiršęs, biškai. Bliama, pam gabalų, seniai, primiršęs. Daugiausia gal žinau 100 tūkstančių vieno žaidėjo. Ir trenerių yra pora irgi, kurie tiek uždirba. Yra tokia... Blemo, trenerio tai geriausia, na. Jo, CS:GO šaras. Visi proto visiems. O ir treneriai turi būti kažką įrodę kaip žaidėjai, ar nebūtina? Dažniausiai jo. Turi būti įrodę. Jo. Negali vieną asmenybės pastatyti. Jis sako, tai neišnieko. Jo, seniai, o dabar ateina treniruoti Čanakas. Jis sako, tai vieną dieną tai trinkeris. Lukakis. Kazys palieka Lietuvos rinktinę. Face Clan treneris. Ten Babkės geresnis. Šarūnas leaves Barcelona, James Face Clan. Gridai, da. Bet tai, nu, jo, tai turi būti įrodę kaip treneris. Nu, Jo, logiška. dažniausiai tie, kurie 1/6, tarkim, loždavo profesionaliai, va tie dažniausiai visi ir perėjo į coachinimą ant CSGO. Nes patys tas gal nepalošia, ar kas? Jo, Realiai? jo. Sunku pristaikyti buvo daugumai profų. Ne, Iš bet čia- senesnių Čia versijų. viskas kaip sportas, taip iš esmės. Viskas. absoliučiai. pati tema. Jo, labai. Gal tik tai traumas neina patirta, ne? Įna, tai jaučiu, ten riešas tirpsta. Suriešo, jo, reikia. O nėra Tokį to, varai. o nėra to, kad rankas tirpsta. Tai dar, taip, nežinau.
Pagrindė nebent, nes pastovi tu va šitaip sėdi, tai va riešas pastovi dirba tik tai. Reikia riešą mankštinti. Visi žinom, kaip. Dėdės turės patarimų čia. Kai kurių malonumų tenka atsakyti, kad riešas būtų sveikas. Bet šiaip aš negaliu patikėti, pavyzdžiui, aš jeigu norėčiau profų, tad man, žinai, koks pirmas žingsnis būtų, aš nemoku greitai ginklo nusipirkti. Aš renkuos, bet tas koks ahujenas atrodo. Man pasimatuoti reikia, pasižiūrėti kaip laikas. Jeigu panas lošti, Prasišauti. Jo, jeigu panas lošti, draugiai parašyti. Žiūrėk, kaip tau toks ar šito? reikia skiną užmest, kad su gėlėm būtų, mačiau tokį. O dar ten pardavinėja tiksliai tos skinus, ne kažkaip ten. Jo, irgi labai didelis dalykas. Biznis, ne, yra. Jo. Turi kokių retų skinų ten. Aš nežinau. Retų ne, bet kaip ten yra veikia? brangių. Kaip veikia? O kaip jie veikia apskritai, nes. Tai yra per cesą dėžės, tarkim, vieną dėžę atidaryti kainuoja 2,5 euro, o ten jau skinų yra visokių. Ten yra skinų, kurie net kainuoja milijonais. Milijonais. O čia toks labiau kaip mystery boxas yra, kur tipo to atidarinėjo. Kažkaip ten tiesiog atidarai dėžę ir sukasi, galit net jungti video. Jo, nu ten mystery Tiesiog, boxo jo. principu, nu tipo, susimokė, atsidarai ir tau... Ką randi tą Jo, randi, tarkim, yra Ką rėti, mes tai tą yra padarėm? vertingesni, vertingiausi yra peiliai. Ir peilių kainos, jo O peiliai. ten yra visokių šustrų, ne? Jo, visokių ten. Sukinėjai taip. Vaštaikės, jo. Su tuo vienkartiniu, kur šašlas vyzda. Pats rečiausias tas plasmasinis baltas. 8 centų. O tai ir tipo gali rasti labai retą kažkokią, ne? Ten, nu, Jo. čia vis tiek brangumas nuo retumo priklauso. Jo. Ir kai gauni skiną, dar yra tipo jo būklė. Gali gauti fresh tipo, gali jau gauti tokį panaudotą. Tai va nuo to dar kainas labai keičiasi. O tipo, pavyzdžiui, kai tu sakai, kad naktim, žinai, kuo tyliau stengiasi, aš pats atsimenu, kad tipo, blėt, nieko, ne FIFA žaidži kokį. Kandi, pirštai savo, žinai. Bet tau biški lengviau buvo tėvų atžvilgių turbūt, nes brolis labai pušino žaisti, ne? Nu, tipo... Nu, tuo metu Nes turbūt tai viena mama nėra labai laiminga, žinai, 11 klasė, žiūrėk, aš dabar nuotolį mokysiuos, nes man reikia turnyrus judėti. Tai va, iki tų pirmų pinigų, tai jo, buvo sunku įrodyti ir dar ta mokykla spausdavo, man ten vaikų gerovės komisijas būdavo visokias. Šiandien, kai atsisėdi, tai visas stalas su mama, ir prieš įstavę direktorė, visi mokytojai. Yra taip buvo, bet mes ne taip vadiname. Mes vadinam svarstymais. Ir žiūrėk, ir tu parneši namo, tipo, 4 kavalkas $, mama prieina į kaktą. Pūruoja. Taip per galvą, mano. Ir ten atsikeli su Kaspinu nauja pelė per ištą. Bet, tipo, kadangi nežino, kokie gamerių perės, ten jis sako paprastas, tipo, baltas, kur viduj tas rutuliukas. Jo, tada pasikeitė jas požiūris ir kažkaip jau ir nieko nebesakydavo, kai naktim žaisdavau. Ja. O kaip manai, manoma būtų, kad koks nors būtų mega talentas, kuris galėtų šūdiną įrangą, o tu sakai, Lievo pelė, tai visko pasirodė. Nu tai seniai, indusai ten, žinai, kur... Mes matęs kažkada League of Legends žaidėjas, kur tokia turėjo, nu, tipo, nenormalią pelę, bet tokia, kur tik su vienu pirštu judinė. Jam kažkas buvo blogai su ranka ir jisai, tipo, su tokia pelė vis tiek čempionatuose dalyvaudavo. Aš neatsimenu, kuris tenais buvo. Ten. Bet, nu, tipo, įsivaizduoji, ten tokia kvadratinė, tipo. Įdomu, kas jam blogai su ranka buvo. Neatsimenu, kas jam buvo. Pakistane gyva pelė ant laido. O nekai, kompo paimti. O, pažiūrėjau, yra tėvo, tėvai atvarė į turnyrą pažiūrėti gyvai. Jo, tai... Bama iš tribūnų, žudai! Jo, suveikiau, nupirkau skrydžius čia tada, kai patekau į areną. Okay. Jo, nupirkau skrydžius, apgyvendinau. Ir jo, jie buvo kartu, galiu net nuotrauką parodyti, bet nelabai matysis, turbūt. Ką žinau, Jeigu mes mes jau... jeigu ką vėliau. Galėsim. Jo. Aš kažkart, tai gerai. Kur Instagram'e pasitėti? Jo, ir Instagram'e. Ai, bet su paieškok. tėvais. Twitterį mano, su tėvu. Skolintum 5 Mačiau tavo nuotrauką su tėčiu amžinatelis, tu įsikėlęs. Tai
Nu jo, iš tikrųjų, manau, kad dabar tas pertrauka reikalinga tikriausiai, žinai, po tokių įvykių. Nes negali žaisti, jeigu... Mintis kitur. Jo. Reikia pirmą su savimi padirbėti. Pabūk, aišku. Ir manau, kad viskas galiausiai vis tiek išeis į naudą ir toliau darysi, ką darai. Nu jo, jau ką pasieksi, tai tikiuosi tėvas matys ir didžiuosis. Matys, taip ir bus. Pana nieko visai. Manau, kad ir taip jau didžiuojasi. Paėjus su pana, ne, šitą virš. Į viršų. Nu, reikia jungtis. Twitterį gali parašyti. Twitter bimas. O bus su ta pana O nuotrauka? gal tau tėvas padės, seniai, kaip yra toks filmas 6 žaidėjas. Jo. Gal tau tėvas padės, taip, ir žaisti. Iš aukštai, žinai. Kaip visi sakys, kad tu šitai žaidė, iš tikrųjų tiesiog tėvukas padės. O yra, bet jau aukščiausiam lygiai tai jau neįmanoma ten šitų, taip pat, be šansų. Tai kažkaip. Nelabai. O yra kažkas tarsi, dopingo atitikmuo, tarkim. Jo, yra seniau buvę skandalų, kad Aderalio naudojo žaidėjai. Aderalis padeda susikaupti. Jo, čia su tėvuku. Da tiek žmonių. Jaučiu, tėvukų irgi smagu buvo, kai jis performinai tu ten. Tėvukas seniai visiems aiškino, žinai, matai? Maniškis. Matai? Alio, kur tu eini? Matai? Dar žinai, kaip taip tėvas per varžybas, žiūrės, dabar parašysiu, kad pamojuotų tą. Ir tas supelytė greitai. Jo, jis net buvo išbėgęs prieš į sceną, Lietuvos vėliavą kėlė. Ne? Ja, jam patinka va, tokios atmosferos. Ir dar, kad ne šiaip lėvėlio Lietuvos, kad Lietuvės, taip, epik, šiaip, nu, iš tikrųjų, čia visiems jaučiu patinka, žinai, čia visi mėgstam. O kaip dabar, pavyzdžiui, vertini JL, ne, jis yra, taip tarėsi. Aš irgi kaip tėvukas, nežinau kaip aš. Jotla. Jo, manau, visi labai didžiuojasi, nes ką jis pasiekė, tai yra čia aukščiausias dalykas, ką gali pasiekti, majoras. Majorų būna 2 kartus į metus ir jo, čia labai sunku patekti yra, nes dažniausiai tuos kitus turnyrus geriausias komandas gauna pakvietimas, o tu ten dar turi patekti. Tai jo, labai sunku ir laimėti, tai iš vis čia yra kosmosas, kaip Lietuvai, čia nežinau. Nu, jis laimėjo su ukrainiečių komanda, kaip supranta, ne? Jo, ukrainiečių organizacija yra amerikiečių? Face Clan buvo amerikiečių, jo, o Mau Sportai vokiečių. Vokiečių, aš kiek žiūrėjau. Vokietukai. O jis laimėjo su Navi yra ukrainiečių. Bet žaidėjai yra iš visų šalių ten. Okay. Bet irgi, Ukraina irgi, reiškia, populiaru yra. Tai ukrainietis yra tas žaidėjas, Simple, žinau. Jo, kur ten geriausias sveikas. Geriausias jisai? O jis dabar ne Navi komandai? Jis priklauso Navi, bet jisai nežaidžia dabar. Ai, okei. Jisai kaip ir išėjo dėl pertraukos, nes jis tiek daug metų atžaidė savo, tai... Sako, aš perėsiu dabar ant Simpsoną. Pasaulio čempionas. Dabar auginsiu šeimą. Aš tiek metų kariavau, dabar aš noriu auginti šeimą ir Simpsons atsisėdžiu. Kaip Simpsons pasaulio čempionas ten gražiausia virtuvė laimė. Du šiaip epik, blėt. Man čia viskas skamba toks kaip kosminis pasaulis. Man irgi, aš man... Bet įdomu. Įdomiau negu sportas tikras. Ties tam šaibom strygėsi. Dar vis mintis apie šaibą, apie 5 štukų per mėnesį. Jo, dar galiu pasakyti 16 metų, galiu pasakyti savo pirmą komandos pasiūlymą, ir kurio turėjau atsisakyti, nors ar kaip gerai skambėjo. Bet taip irgi pro komanda, ne? Jo, čia jau buvo Envious, irgi legendinė organizacija, laimėjus irgi majorų seniau, man atrodo. Man buvo 16, dar tik pradėjau 10 klasę ir jie man pasiūlė. Jie sako, tai pakraustykis į Ameriką, mes tau sumokėsim, ar, man atrodo, $8,000 pasiūlė į mėnesį. Sako, kraustykis į Ameriką. Jau iš Niujorko podcast pasakė. Aš irgi. Tai va, labai sunku buvo atsisakyti, bet vis tiek pasirinkau dar pabūt su šeima, draugais, užsibaigti mokyklą. Teisingai. Ir jo, nes tada jau viską rizikuoji ant to. Man čia surrealiausia seniai, kad jie, nu, tipo 16-likinis būdamas, žinai, aš 16-likinis ten seniai beržus gręždavau sulą. Aš seniai, žinai, kad eidavau, aš Rafaelą pizindavau prapai. Nedaryt pakelio ir motelį. Mes seniai iš miesto švenčių vogdavom tos mirkšinčius ragus. Dar kolą šviesdavau, tipo, degalinį, tipo, kur yra laimingas buteliukas. Iš kamštukos
Rezda ir laimingas. Pas tą 16 gimtadienį, ten, nežinau, Mikutavičius dainuoja. Dabar geriausiai mūsų vakarai. Čia labai pasisekė, kad nepriimiau, nes jam labai nesisekė. Ir vat po poros mėnesių gavau Face Clan pasiūlymą. O, nu jo, tai O tu gali atskleisti, kiek pasiūlė Face Clanas? Face Clanas ten negavau algos, nes šiaip dar, kaip ten buvo, bet šiaip ant sutarties, man sutarties jokios net nedavė. Tai kaip man hiparikai senis. Pauliaus situacija, pasakoju. Aš pinigų dar negavau. Bet kažką ten sumurmėjo penktadienį, kad reiks pasikalbėti. Gali visiškai Nupirko šaštą ir viso. Čia ne jo, tai visiškai taip ir buvo. Jie nukėlinėjo. Išvažiavęs. Nukėlinėjo ir tiesiog tada jau nemokamai žaidžiau, bet iš turnyrų pasidariau truputį pinigų. O tada jau į Mauzus perėjau po poros mėnesių ir jau turėjau algą. Bet nelabai jaučiu galiu atskleisti jas. Tai davai. Konfidencialumas, pofik, nereikia. Sumirksėka. Bet matom, kad tikrai neskursi. Sumirksėka 10, 20, 30. Matom, kad neskursi su Filipo Pleino ikonu. Laikrodukas irgi, matau, neprastas. Kiek? Nu, davai, pasakyk, kiek laikrodis kainuoja. Kažkokią info nulykinį. 1000. Nu, Jasne. ne Rolexas. Pensija iš Viršilos nusipirkęs ledinį už 15. Užtraum 6, na. Aš šviečia, fainai taip. Aš dar laikrodžių neįperku. Bet aš manau, baisiu kažkokį žaistą sportą. Gal net CS, man CS nesiseka. Bet šiaip, achujanai, gerai nuteikiai mane, tipo, nebūtinai tas sutartis turi būti, žinai. Jeigu čia pasaulio geriausi klanai. Nebūtinai, pisarą, viskas gali būti gerai, tipo, žinok. Atgalinę tada mes dar tau sumokėsim. Achujanai. Bet laikrodžių užtuką, žinok, nenusipirksim. Gal ateityje. O šiaip, pavyzdžiui, kiek šansų yra žmogui nuo nulio, o dabar, pavyzdžiui, nesvarbu kiek metų, nes CESas turbūt nėra svarbu kiek tų metų, ne? Kiek šansų yra 2-8 metų? Kaip pavyzdį, sakau. Nu, tarkim, radio laidų vedėjai. Sakau, dirba. Su kompais nelabai ten kažką darė, žinai, taip supranta, šiek tiek, bet kiek būtų šansų. Bet iš tikrųjų, vat kiek nuo nulio, pavyzdžiui, visiškai nežaidus. Priklausys nuo amžiaus. Biški paintballą pašaudydavau. Šiaip sakyčiau, jau, tarkim, jeigu virš 24, dar tik pradedi, tai jau sai... Bet palauk, dar treneriukų gali būti. Jo! Aš tai apie trenerį galvoju. Aš jau žinau, kad aš nieko neįrodysiu. Kur visiškas nesąmonės daro, žinai. Benai, o čia tikrai reikia atsispaudimus, davai. Aš kitų kampų pažiūrėčiau. Visiems taip pat demotivacijas prieš tas mačus radyčiau. Davai parašyk demotivaciją CS. Ir žinai, kažką surasti. Ir žinai, ką dar įpistum. Ir nepamirštam trenerių visi po picotą palikti. Arbatas, pamirškit contribute trenerą, va. Bet tai... Jo, tai dar galiu pratesti. Jo, pratesti, sorry. Tai šiaip, nusakyčiau, geriausia pradėti dar kokių 17-18. Bet jau tada turi labai pasiryžęs būti. Aš, pavyzdžiui, per vasaras kiekvieną dieną po 10-11 valandų loždavau, net daugiau būdavo. Bet šiaip, bet čia tavo atveju tau labai, žinai, gera brolio įtaka, žinai, kad tipo, tu turi tipo žaisti, nes tipo, gali kažkada naudos gauti. Jo, jis man parodė, kad yra tokie, kad yra turnyrai, kad gyvai žaidžia žmonės, kad iš hobio gali pragyventi. Jo, aš ir paverčiau savo hobį darbą ir jo, man labai dream job, žodžiu. Sėjant visiškai. No, pavyzdžiui, kaip man įdomu, nenoriu čia, žinai, tokio kažką, kad overthinkint ir dar toliau, bet įdomu, kaip, pavyzdžiui, iškritimas yra įmanomas iš rinkos, pavyzdžiui, nors sportininkas, žinai, jisai ten vieną kitą sezoną pažaidžia, jam po to sunkiau sugrįžti yra, žinai, o kaip čia irgi tas yra? Jo, CES'e, tas ir sunkiausia išlikti ilgam laikui tam topę. Long run, ne? Jo, nes tu sužaisi porą turnyrų blogai ir jau žmonės įsirašo, kad jau turi būti pakeistas ir... Nu, turi labai consistent būti. Todėl ir kiekvienas procentas svarbus, turi žiūrėti mitybą, turi su psichologu bendrauti, jeigu turi problemų, turi sportuoti, viskas, kaip sporte. Jo. O pavyzdžiui... Taip, prižiūrėti, prasme, savo fizinę, taip. Jo, kad būtum fizinis aktyvumas, jo, padeda susikaupti.
O jūs, tipo, dažnai su tuo susiturėt stereotipu ir tuo asmeniškai, žinai, ką čia šūdus daro, žinai, žaidžia to kompu, tipo. Jo. Bet tada pasako honorarus. Ir aš įsivaizduoju savo tėvą, žinai, tipo. Taip, Sėdėjau, tipo. Žiūrėk, tėvuko reakcija, tavo tėvuko reakcija, jeigu pasakytum, kad pradėjai profesionaliai. Žinai ką, aš būsiu mano tėvukas, tu man pasakyk, kad dabar CSL pradėsi lošti profesionaliai. Žiūrėk, tėvai, aš einu iš to radio, žaidimą tokį. Kokį? Kokias tas CSL? CSGO ten šaudau, gaudau toks, bet pagalvojau, kad pinigai geri, manau, kad bandysiu. Nu, taip, aš nebepervedinėsim, nebe mažas jau, žinai, nu, taip, kiek ten tu, bepi? Kiek ten to alga, kiek uždirbsi? Nu, tai kiek ten. Tai jeigu po 15, ta pirma komandos, jeigu patenki, nu, tai jau taip, tarp, nežinau, tarp 10 ir 50 gabalų per mėnesį. Ką, žiūrėk. Maladėts ir motinai nepasako. Jo, dažnai būna toks stereotipas, kur ypač vyresniems žmonėms, jeigu pasakysi, tai jie visiškai nesupras ir... Nu, bet aš net negaliu įkalinti, jau man gal sunku. Jeigu mačiu, tai pasakai. Tai nes aš, grinai, žinok, tas pats, kol nepradėjai pasakoti, tik susitikus, čia prie studijos jau biški net papist protą varėjau, žinai, ką tu čia dirbi, nesavo. Pasakai, kiek uždirbi, maladės. Kada darbas susirasti. Nebūtų, aš tą... Nebūtų. Ne, nebuvo dar. Bet realiai, vis tiek įrodė visiems, taip pat, nu, tai jau tai rezultatai tokie. Pokčiuos daugiau nei prezidentas uždirba. Realiai. Tas, kad labai labai sunku prasimušti, būti pastebėtam, nes žaidėjų yra 10 milijonų. Nu jo, tai čia va tas ir epik tavo istorija, kad va pastebėjo tas vienas geriausias, koks Nikas jau? Niko. Maladėts, Niko, kviečiu į Vilnių pas mane. Jaučiu kalatės pašaudas. Simo kalatės užėjo turnyrus, gal tas rimtas. Gal nepataiko iš trajako, bet iš... Labiausiai mokytojai užknisdavo vyresni, ypač kurie pastoviai sakydavo, tai tu rinkis arba mokykla, arba darbas. Čia kaip praleisdavau, tarkim, pamokas. O bet, tarkim, jaunesni mokytojai, tai jie... Tai labai lengvas pasirinkimas. O bet jaunesni mokytojai, tai kai kurie net suprasdavo ir net domėjosi ir palaikydavo, jo. Leisdavo... Buvo informatika pas jūs? Jo. Suprasdavo informatikos mokytis? Neteko dar gal net sakyti, nes praleisdavau daug pamokų. Nes nemačiau, kas man... Seniai, informatikos mokytoja, žinai, visi klasiai lentelės daro, tas bombą išminuoja. Jo, per darbas irgi. Bomb has in plan. Tai va, nu ką. Gerai, kaip laisvalaikis tavo atrodo? Nes jeigu tipo, daugelio laisvalaikis yra tipo gaming, tai tavo vis tiek darbas yra gaming. Aš galiu visą darbo dieną, tarkim, papasakoti. Davai, čia įdomu. Bet jeigu bus kažkur šaibas, davai su skaičiais pis. Jeigu kažką perki, sakyk, kiek kainuoja. Dėl to ir gyvenam, sen, mes čia ilsų prisidarysim. Gerai. Dar prieš darbo dieną greitai klausimas. Koks brangiausias kinas, kurį turi? Kiek vertas? Turbūt pirštinės tokios, rūžavas. Jas gal 4-5 tūkstančius kainuoja. Bet esmė... Gerai, kitas klausimas, kiek tavo brangiausias rūbas kainuoja, kurį turi spintai? Yra brangesnių už 4-5 štukas. Ne. Štukas nevirščiau. Gal būtų blakus švaistimas. 5 štukus išleidžiu. Mes čia visi humanos valkatos susėdė. Bičias cesė. Pirštinės už 5 štukas pasėdė. O būna, kad broliui babikų paskolinį? Būna, aišku. Gerai, maladės. Brolis seniai niekur nedirba jau kuris laikas mokoje. 4 ryto sveikas, įmesk, biškai. Žinau, kad nemėgi. Būdavo. Tai labira žinutė. Žinau, kad lašygi, ko net. 3 ryto gali 100 permės. Ką jau brolis, nebetsimeni brolio? Jau viskas, turnyrų porą laimėjau brolio. Jei ne aš, tai nebūtum tu ten. Sako šitą?
Yra. Nepaleis, na, man tai taip ir toliau sakyk jam, kad primintų, kaip viskas prasidėjo. Bet ir ką, žinau, tipo, ir tiem patiem hiparikam biškai, jeigu nubrėtų čia. Vaitekūno alga. Bet sen, mesk man tiesiai čia, kad neaišku, kas vyksta. Kad neįtų per jokius arba. Visi telefoną traukia iš to rekvestas. Ne, gerai, davai, grįžtam prie darbo. Jo, visą dieną. Su skaičiais, bet valandom, ne, pinigai. Tai, tarkim, 11 susitinkam su komanda, čia tarkim, jeigu gyvai treniruojamės, nes yra bootcampai, kur tu savaitę ir 2 tiesiog kartu su komanda būni. Jūs ten tipo varot kažkur. Jo, mūsų organizacija turėdavo ofisus, patalpas, sakės, didelės. Ir tiesiog gyvai dažniausiai, daug komandų treniruojas gyvai, nes tu labiau susipažįsti su kitais, ten bendras veiklas darai, šaudyklą kokią nuvarai, ar tiesiog kartu būni, kad labiau susipažinti. Ir tai tarkim, 11 atsibundi, 12 jau būni patalpoje, valandą ar 2 būna teorijos, kur tiesiog apie strategijas šnekam. Ir... O tos strategijas visada treneris ar ateina realus karys? Majoras Peinas. Arūnas Garšva ateina. Dažniausiai būna treneris ir lyderis. Kiekviena komanda turi savo lyderį. Nu tai gerai. Ir jie tiesiog paruošia kitai dienai, kur mes, tarkim, kur mes blogai žaidžiam, ką mums reikia patobulinti. Tu per tą teoriją visą išsišneki ir tada žaidi mačus prieš kitas komandas. Ir būna dažniausiai apie 5 treniruotės, 5 mačai per dieną. Ir tada dar ant galo būna klaidų taisymas, kur tu kiekvieną mačą peržiūri ir tiesiog žiūri, kur mes geriau galėjom, tarkim, lošti. Na, primena šiek tiek pokerio, kad žaidžia iš mano draugų rutiną. Hand history, kad žiūri, kad daro, panašiai. Taip. Tai iš viso, sakyčiau, apie 10 valandų trūksta visa treniruotės diena. Ir treniruojamės apie, dažniausiai būdavo 6 dienas. Ar jeigu tu išvarai keliom savaitėm, tai čia visą kiekvieną dieną tai būna. Jo. Be day-offo, ne? Jo, beveik, jo. Nu, įtempta, intensyvu, bet nepailgsta laikas jaučiu. Jeigu laimi mačus, tai ne, bet jeigu pralaiminėjai, tai labai demotyvuoja. Nes atrodo, belen kaip stengias, nori rezultatų ir jeigu pastoviai pralaiminėjai, tai labai demotyvuoja ir sunku. Kiek klaviatūrų išnešęs gabalais? Yra gal viena. Aš ramūnas. Kur su peiliu padūrė iš nugaros. Jo, jį pati žinau už ką, Ja, dažnai atitrankyta buvo. O turi kažkokį, pavyzdžiui, kylą, kur labiausiai didžiuojasi? Kyla... Ten, kur, highlightas koks, ar šiaip kažkas. Man tai visada susprogdindavo su granatas, seniškai žaisdavau. Užgazdavo, kur. Kločiai vadinami, kai tu laimi vienas prieš kelis. Okay. Vienas prieš 3, vienas prieš 4. Tai va, esu tokių porą gerų turėjęs. Tai jo, galiu net pasakyti. Galim pažiūrėti kažką. Galim kažką jungti. Jo, tai jungia. Po to gali parašyti. Kal jungia. Bimas highlights gali parašyti, tarkim. Kal jungia, tai padėkojam. Kaip? Bimas highlights. Remėjams, atsigerkit dėlaito. Atsigerk. Reklama man neleidžia. Nes per mažai bus jums. Nu ką, man sakė, kad jau netrukus mane pasieks kažkas bent. Nes aš tai geriau prieš. Kaip skanus jums? Man patinka. Geras? Geras. Nealkoholinis. Mes tau duosim tau šitų, kažkiek, kad kai pagertum, kai gamins. Ir kad kai jau kažkoks turnėris nubrės, kad nepamirštum iš ko gavai. Iš kur gilės esi. Seniai aš jau matysiu, kad jo turnyras kažkur link pergalės eina, jau rašau. Nes vis tiek, žinok, tie, kas vaikščios tuvim pešiomis, tie važinės ir tavo BMW. Šitą reikia nepamiršti. Tai jo, ačiū Švyturiui, ačiū už Radlerį. Ir šiaip, man kadangi patinka granatų sultis, tai su granatom. Ir tave su granatom ištaškydamas laiką. Taip, ir maniau, kad šitas bus. Ir per CS. Davai darom, kad tipo dabar podcastuose, kol aš nieko negaunu, negalima tyčiotis iš manęs. Už kiekvieną patyčią aš gaunu pinigų. Seniai, tu gauni, tai pagalvoju, ar tau dabar po 10 eurų perėdėt, ar tu taip normaliai mėnesio galė gausi 7 eurų. Čia yra tipinio to, žinai, miestelio biznierius, kur yra. Tai arba aš tau iškart jau, tipo, močiną sumą įmetu, arba tau čia pabėgti. Dabar čia po 10 eurų gausi, pagalvok, perėsim po to 7 eurų už visus kartus. Aš tu dabar įmetu visus 50. Tu prageri. Aš tu po 10
metinėsi, Jie pas mane Tu seniai, tu farų žiūrėdamas išgeri alaus 8. Nu. Tai ką, pagalvoju, ką tada viską, ką mes persim, tu pragersi. Dar faras mačiau, seniai guli čiuvas. Striukė, taip kapšaus, dės guli vidury kelio, tipo, kur mašinas važiuoja naktį, privažiuoja farai. Ką čia darom? Nieko, priguliu, biškai atsipūs, sako, to neinamoja. Nu jo. O tu palauk, o Dovis tavęs klausė apie laisvalaikį? Tai jis sakė, jo. Nu, Nes Kad realiai net nėra. sakė, kad nėra, sakė, papasakojo, tai po rutiną savo, kad nėra. Bet jaučiu negeiminį, ne, kažko, tu va šiaip laisvalai ar pageiminį. Geiminų vis tiek. Realiai negali negeiminti. Visada apie ką tu žaidai ten? Ta pati taip pat Skicas. Visą laiką. Bet tada jau yra ta platforma Faceitas, kur tu jau su draugais tiesiog pasijungi. O tu, Aš vis dar pavyzdžiui, netikiu, kad šitą platformą. O tu, pavyzdžiui, Faceitas, žinai, ką jau buvau pagalvojęs, kur tipo gali belenkaip tą veidą iškreitant barzdą užsidėti. Jos sulieja, akis, Vienas lapas. Įpisa fotką su barza, tai pabimas, tai parašo, Niko, tipo, hei. Can we talk? On Teams. O tu, pavyzdžiui, nuvarai, kuri, pavyzdžiui, mėgėjiškus serialus pataužyti, už mėsą pakapoti visų. Kur ketvirtokai lošia to dvarai, kur speilių pjauni iš nugaros. Šiaip esu dalyvavęs, jau būna tokie laukalanai Lietuvoje. Nedaug turim, bet Laukalanai vėl seni, man. Gangbangas nedaiku. Kas jums yra tas pavadinimas? jo, lanas yra, kur tiesiog visi kartu lošia vienoje patalpoje. Ne, tai šitą pamenam dar iš kompiuterinių laikų mes. Jo, infošovas turbūt turit žinoti infošovą. Ne, Ne? aš jau nebežinau. Infošovas, čia bleba kažkokia laida, žinau. Jo, yra Lietuvoje pora. Tai jo, įdomu ten Lietuvai prieš lietuvis. Dažniausiai dramų būna. Vieni laimi, visi Gerai, rėmai. ar galit sakyti, kad savi iš savo šaudė? Čia galim. Čia galim. Jo. Tai čia taip planai, tai ne, aš dabar galvoju, kaip padaryti, kad žinai, kaip būna, kai nugrimavo tą Irvingą. Ir jis varė, kaip senukas kažką nori. Galima bimą, kur nors būtų, taip nugrimavo. Kur yra ta kiber arena, čia senis. GG, arena. Nevarai Kiber arena, pasakiau kaip senis. Kiber arena. Kibir arena, tai čia džipas. Aš įeičiau tą GG. Esi buvęs tai? Jo. Taip įeičiau, sakyčiau, nu jaunimas. Yra vietos, veteralam. Jo, šiaip smagi vieta ten. Gali pasimt kambariuką ir su šaika ateit palaukti. Ir feisitas. Feisitą kambarys. Jis pirmas taip lošia, treniruojasi, įeini į kambarį. Čia tik mums parodė. Achujevai. 4 mergas jau šoka. Kaip stripakė. Tai visi dar Esi buvęs stripakė. Ne. Ir nevaryk šūdas. Neverta. Ne, mačiau. Senis, ką jis tau sakys, turi draugę, tipo. O pažiūrėjau, net gerai, va, įdomu, netrukdo santykiams šitie dalykai. Ar merka irgi lošia, tipo. Turi gerai subalansuoti laiką, jo. Nes yra daug žmonių, daug žaidėjų, kurie... Čia gal tavo laisvalaikis ir yra. Merga, taip pat. Nu dabar jo realiai savaitgalį, jeigu būna, tai Ilgai draugavot? jau metai to. Metai, nu. Gali pizdė motivacija labai tema bus. Nu. Net kai visas pasaulis bus prieš mano vyrą, aš tavęs jam už nugaras ir padarinėsiu šlovinį. Neįtamo. Palaš dar. Davai, mes turim demotivacijų CS. Jei atrašau tau net žaisdamas CS. Aiškas, tu man esi servi. O tai... Va čia skinas ir yra va toks peilis, ar ne? Jo. Čia skinas. Tai kaip kerai, žinau, seniai tas. Aš viską žinau. Kur mano pinigai, kodėl aš neuždirbu? Pigiau jau beveik trenerius galėtum. Suruošęs atėjau. Dar turi kokią? Ble, ne, aš žiūrėjau. Reikia padaryti parikų CS turnyrą. Jo, patys lošime. Arba kokį nors challenge, tai kas galėtų bimą nuimti. Bet žinau, aš ant savo lapą būčiau paėmęs tą. Aš jau čia speilinu durčiau. Nėra taip, nėra daug pasako. Norėsi sakys, kad su peiliu nenuimsi manęs. Nes kaip Norėsi? Sukertam.
Bet iš lietuviško algų, ne? Nes aš tik primenu, kad vis dar čia nieko. Iš Delaito, gal. Iš garbės. Žais trimtai? Jo, bet jis turės mane nuimti su peiliu. Tai gerai, O tu su kuo būsi? Šaltų, seniai. Snaiperiu. Ir nuimsi jį? Ir atvaro į susitikimo vietą, atvaro vaikų seksu kalašą. Žinai, tai gerai, va čia va dabar, Vingio parkas teritorija. Mes seniai susitiksim. Kur tu esi? Kur tu esi? Susitiksim GG arenus teleskopinio ranką piškiu. Rankas tokį. Susitiksim kokį vakarą prieš šviesoforą. Pažiūrim highlights. Tu su Gal, aš su Ulanu. Čia tavo, ne? Čia jau streamas, jo. Jung garsą. Ai, ne, nejung, čia Prodigy muzonas bus jaučiu. Netokiu dar padaręs aš. Va, čia jau kaip čia. nusipirkta. Nes anksčiau spausdavai B. O. Čia kas, tipo, fonė tas biškis. Bet čia tavo tipo? Jo, čia aš Tavo žaidžiu, kava? bet Aš esi taip pažiūri, kaip tu pažaidi. jisai komandai. Ai, irgi. Komandai buvo, jo. Bet kažkoks kačiokas, jaučiu Lenkas, ne? Iš Montenegro. Eik, ne. Bet čia labai seni highlightai ir čia ne su komanda. Čia toj pro lygoje. Kokie yra egzotiškiausi, iš kokių šalių egzotiškiausi yra komandos nariai tavo? Esu žaidęs Australu. Čia reta, ne? Jo. Nelabai tam žaidžiai. Australo nelabai yra. Ja. Australo aviganis buvo. Daugiau šiaip visi iš Europos. Europą, ne? O, bet šiaip, ką, amerikiečiai, ten australai, kanadiečiai jaučiu žaidžia daugiau Call of Duty. Jo, yra poro komandų. O tu pats nebandėjai kažkokio kito gėjimo? Nebuvo? minčių? Bandęs, bet aš šiaip vaikystėje labiau ir neskeipą loždavau. O, Neskeipas man patiko. Čia mano tema irgi visiškai mano tema. Pas nebuvo intika geras, negalėjau. Ir neskeipas, sampas dar. Ir cesas. Per sapą degaliniai dirba. Čia toks laisvalaikis. Padegalų nepylėt. Niekšė padėjo ginklą savo. Taigi vėl iškviesi policiją, vėl Tai dabar nežaidai ten to GTA, kur yra irgi Roleplayers. roleplay. Ja. Ne. Esu žaidęs, bet šiaip nelabai. O tu nestreamini kaip žaidai šiaip? Cesą tai streaminu. Lietuviškai ar angliškai? Visai būna. Visai, ne. Bet jaučiu, tu angliškai mokai jau labai gerai. Jo. Dažniausiai angliškai ir streaminu, nes labai daug užsieniečių. Žiūrė, ne? Jo. Nežinai, kur O tai, pavyzdžiui, tavo Instagram'e, tarkim, followina tave daugiau lietuvių ar daugiau užsieniečių? Nežiūrėjau, bet manau lietuvių gal, kiek dabar, seka gal 26 000, tai gal 10 000 bus lietuvių. Ai, tai vis tiek daugiau Prašo užsieniečių. mergos paremti iš Dubajaus. Būna. Kur būna ta žinutė, kur aš Jonas Valančiūnas, ar gali man tai? Kažkam Tokių siunčiu, būna. sveiki, čia Bimas. Aš pasakysiu taip, Jonas Valančiūnas gauna labas čia Bimas. Aš Gali taip, tariamas poną liaupą. ama po šito podcast'o aš taip pridėsiu sveikas šebimos. Man ir mano broliui Mantui reikia pinigų. Skliausteliuose labiau broli. Netrukus laimėsiu turnyrą ir atiduosiu. O plapė, šiandien norėjau klausti. Ai, būna vis tiek jaučiu, kad atpažįsta gatvį ten žmonės. Jo. Tikrai. Ir net kaip būna, kad reaguoja taip, kad nustemba. Jo. Bet jau jaunesni jau dažniausiai tikriausiai. Jo, sakyčiau, iki 20 kelių metų dažniausiai. Bliam, manau, kad vaikų tarpė tai tu apšė dievas. Nežinau. Ne Tarzanas, bet... Seniai, aktų saliai galėtum šokti vaikus. Šiaip nematau savęs kaip kažkokia skirtingo nei kiti. Dirbi savo darbą, ne? Nu, aš paprastas tiesiog gameris, nalaiferis. Ja. Bet, ble, netrodo šiaip taip kaip gameris, nalaiferis. Ble, kaip gameris tai tikrai pasakyčiau, kad Pasakytum? Pasakyčiau. Man Biškai tai pabalės toks. Nesu gameris. Filipo Pleino. Maikonų nemačiau. Maikė už gabalą. Ja. Ne, aš tai nepasakyčiau, kad gameris. Man tai, ne, aš kitaip gameris. Na, kaip tu dovė?
Aš šiaip esu nustebęs, nes labai visi bent jau į tokį stereotipą įmeta, kad tipo gameriai tokie story, tipo čipsus valga, žinai, ten geria kažką. Ne, bet aš netaip įsivaizduoju. Ne, bet Aš jeigu taip kažkodėl įsivaizduoju. Jo, yra tas biškis. Jo, ir aš pasižiūriu čempionatus, ten tokie, nu, tipo, matus tenais, tipo, personalitis, labai daug tenais, bent jau tose čempionatuose būna tenais, ten kas šustresnis, kas mandresnis, tokie, tipo, šukosenikai, kirtė tokie, nu, matus, kad, tipo, žvaigždės, kurios followina. Ja, bet žinai, tipo, kaip sako, tipo, turi sportuoti, žinai. Jo, žiūrėk, kad aukščiausiam lygiai būtų. Taip. Jaučiu su diabetu nelabai ten jau pažaisti. Jo, tai pasaulio čempą, Estrelos partį berga mėlyną. Insulinus prisiblėt. Dalinas, čipsus, visi siunčia. Kokie tai ginklas pergas insuliną. Jo, yra pora kačiokų net. Tai va tas iš Montenegro buvo, kad čia. Maiga. Bet įdomu, kada laikas randa pasportuotą. Nes ten jaučiu. Bet tavo vis tiek karts nuo karto būna, panas sako, ble, kiek tu gali gaiminti, einam pasivaikščiot kažkur. Būna, jo. Būna. Ja, Nes jeigu tu sakai, net laisvų laikų beldi, žinai. Tai... Jo, nu, jeigu netreniruoti, tai vis tiek žaidžiu ir jinai dažnai rašo, sako, tai kaip tau nenusibosta, sako. Daug kas šiaip klausia šito. Ne tau mažytę mane suvaržyti demotivaciją. Dėl jūsų vištas, taip mamos, sakalus. Ne, bet iš esmės tai man tai labiau gal įdomu, kaip tu gali taip sakyti, žinai, kad čia tu dirbi, tai žinai, nes iš esmės tai varsime grįžti po darbo, kaip tu, iš piso dar tą darbą. Kiekvieną dieną. Jaučiu, kaip apsivykstat, jokinga buvo, aš darbą dirbu. Aš po darbų, tu darėki. Dabar čia tas pats, aš tau pišiau protą, kad tu darbė, tipo, būni, ką? Kaip čia suprasti? Tai mano darbas tiesiog toks nedarbo valandom, taip, kad jūs reikia naktį pasėdėti. Viršvalandžiai. Ja, daug kas sako, tipo, kaip nenusibosta, nes aš iš viso NCS jau gal 16 000 valandų turiu. Tai čia, jeigu paskaičiuosim čia... Paskaičiuosim. Kiek parų čia, bre? 16 štukų. Jo. 3 kiauriausiai. Žinot, kaip man iškartai minti. 6 metų. Čia tiek dienų. Kiek parų? Jo, Čia 2 metai. Čia 2 metai. Daugiau nei 2 metai. Dar savaitę, dar mėnuo, dar metai vieneri. O koks mepas mėgstamiausias tavo? Miražas. Miražas? Žinai to? Blema, žinau. Aš miražas, aš apgaulė. Mums tiek metų senė, nes tavo kiekvienas žodis mums dainai. Tas pats dūstas irgi. Klasika. Antroji vietoj destas, taip? Gerai, čia iš avapą. Dabar jau jo nebėra. Iš šio tai. Iš avapą. Realiai, 100% tikras, kad Vaitekūnas su peiliu uždubasi. Ne. Susitiksim, man atvarysim, kada dar į Vilnių varysim iš G areną, išsiaiškinsim šitą. Nufilmuosim, tikrai, parodysim žiūrovom. Ir mes vis 3 lakstysim, senė mus pėlus. Aš nelakstysiu, aš žiūrėsiu iš šono. Man maškas gėlas nesidarysiu, tu pats prisibazanė čia dabar ir buvo. Bet jeigu nušaunu jau kažkas įkrenta, ne? Iš laidos. Gerai, ja. Gerai, čia taip, gerai. Tokiam sąlygom tinka, jo, bet jeigu tave su peiliu nuduria, tai nieko niekada gyvenime. Ir kontraktas 2 metam. Ir susisprogdinu su granata save. Oi, manus gerai, smagiai čia, pliurpiam, iš tikrųjų, mus apšvietė daug dalykų. Aš daug ko nežinojau. Gal pradėsit irgi žaisti? Ne? Neturim laiko, mes šūdą malą. Kažkas turi farus žiūrėti. Dar ne. Gal ir pabandyti. Nu jau tu ką tik pasakai, kad vėliau, sakai, viskas, manau, kad turiu. Treneriu gali tapti. Ką aš treniruoti? Jo, kiek tu dar nori mus pažeminti, jau sakei, kad neįmanoma. Kas neklausys. Esu Lietuvos rinktinės. O šiaip yra rinktinės? Lietuvos yra, ne? Ar tipo yra tarp šalių rinktinių čempionatas? Įdomu. Tokį žiūrėčiau jau. Bliat, kaip žiūrėtų visi seniai, čia reikia padaryti šiaip. Jo, žiūrėk, jau turim šitą, JL. Turim veidą. Yra, bet jie nėra labai populiarūs. Aš seniai. Tu komentuosi, blėt, čia geriausia atveju. Yra, bet jie nėra labai populiarūs, nes dažniausiai į tokius turnyrus varo negeriausi žaidėjai iš tų šalių. Nes ir priziniai fondai būna mažesni ir šiaip nelabai apsimoka geriausiam žaidėjam. Nes ir taip turnyrų pilna, kiekvieną mėnesį
kas porą savaičių vis kažkur skrenda. Tai kažkada yra net paskaičiavę komandos, kad per metus, tarkim, 250 dienų prabūna užsienį. Ja, dažniausiai... Kaip furistai. Jo, realiai. Čia furisto darbas. Ir tu, ne, dabar, kai sugrįši, kai daugiau žaisi, tai irgi varinėsi visur. Ja. Šiaip smagu jo labai, nes man labai ir patinka keliauti ir žaidai cesą ir keliauji po pasaulį. Tai... O tai vienas visada būni, ar broli traukia iš darbų? Vienas. Bet esu brolį pasiėmęs. Bet tai, pažiūrėjau, tai pavarai aukštam Brolis lygiai. durė biletė, neaišku. Aukštam lygiai žaidži, tai gali samdyti brolį. Nu jo, Iš galiu. esmės. Gali šeimos verslą turėti. Jis ten tavim rūpinsis visko, tai panešios lagaminus to. Manageris. Waterboy. Jaučiu norėtų. Aš tai varyčiau pokus su broliu. Aš varyčiau su broliu. Jeigu reikės, ten kažko skambinti. Tu uždyką varytum jaučiu. Sen, aš gaučiau maikę ten, kur keliu fotkės. Face club. Ką, eisim prie kitų reikalų, ne? Tik toko? Ne, prašysim laiškų biškį. Jo, buvom kaip tipo. Ne, mane sužavėjo Lastavsko chebra. Varom pažiūrėti fulės, tai pas mano draugelį senais rajonskais. Ir paskui istorijų, jie žinai, ir vaikų vieną labai patiko, kaip mano draugelis bandė saltą per laužą daryti. Jo, tai pasako, aš rodo... Norėjo saltą daryti. Per laužą, taip, ir čia kaktą prasiskėlė. Visą galvą kažkur. Ir man rodo fotkę, žinai, paskui istoriją, tai sako, kodėl taip darei, taip sako, tai visiems liūdna buvo. Jo tada rodė Lastavsko nuotrauką, kur sako, sėdim bare ir kažkoks čiuvas atsistojo ir metė ragelį galvą. Neatsistojo, istorijos. Realiai, jo, istorijos, tipo baras apvalus. Ir tipo sėdžiu, aš ten kažką su barmenė šnekėjau, gal taip, jinai ten žvengia, žinai, ir ten, ar ten buvo jo simpatija ta barmenė, ar ten gal merga, nežinau, ir jis taip pat tiesiog paleido iš kitos pusės, tai pasiėmė ragelį ir taip, į mane tiesiai, taip, ir man bum, tas ragelis į kaktą, su ta vieta, taip, kur pakrovėjęs. Taip, va tai, va, į kaktą ragelis, ir man toks čia tiesiog kaip indo taškas, taip atsirado. Taip, turbūt praskeltai, toks bizukas minė iškilo. Ir toks užbaigiau 9 ryto istorijų. Vsio laikas namo jau. Ne, nevariau. Aš tada pradėjau draugelės skaitinėti, kad važiuotų, kad reikia aiškinti. Reikia su to aiškinti. Tai mes norim pirmo paprašyti laiškų visų. Jo, ką, nusakyk. Kokių esat, žinai, nesąmonių turėję, kai balevojot kažkur gerėt? Jo, girtos nesąmonės. Hangover scenarijai jūsų gal atsikėlė, pas jūs liūtas buvo. Gal buvo visokių, tipo, nesąmonių. Mes pasakysiu liūtų, tipo, irgi kebra viena buvo. Padovanojo vienam draugelis su gimtadieniu, tipo, gaidį. Tikrai gaidį. Tai čia ką, perkelti neprasme. Tas gaidys ten mane davęs visą. Ir pato, ar palauk, ar gaidį ir vištą? Ne, sorry, neatsiprašau, negaidį, vištą. Tipo, buvo vištą padovanojo, ir po to išvežė ūkininkams tą vištą. Tai sakė, tipo, buvo lyderė, ta višta, tipo, daugiausiai jaušinių padovėjo. Nes taip, per skelbimus rado, nupirko vištą, padovanojo. Ir po to, žinai, ką vicui. Aš tai turiu istoriją, tipo, bet čia labai panašiai, tipo, mano draugelis, tipo, šventė gimtadienį. Ir, tipo, pizdais, labai šunis myli, žinai, tipo, dievina šunis. Ir, tipo, pana padovanoja tokį mažą kišeninį šuniuką. Bet gyva. Gyva, jo. Ir, tipo, ten mes tokiam parke, žinai, ten šašlus kepam. Tipo, visi žvengia, viskas visiems smagu. Sako, čia man šuniuk, aš jau taip jau pradėjau čišiuoti girtą, žinai. Sako, tik taip ta pana, sako, tik nepaleis čia, pabėgs kažkur. Niek, čia nebus, jau mane myli. Paleido tą, tipo, šuniuką, bėga. Semin, taip, vanagas atskrenda pasiekti. Patikėčiau, nebent jeigu Benediktas vanagas. Su Toyota privažiavo. Jis atsidarė. Benediktas vanagas. Taip, supjovė grybą. Iki Jonišką atvažiavo šunį nupis. Žiauru. Wow. O ką žinau, tu dabar nesnai gert pradėjai galėti. Jau Teisiškai negali dar turbūt. Gali jau. galiu.
Tai yra, kokia buvo girtinė sąmonė, tau hebrai, nežinau. Ką, tipo, su to žasvidžio šautuvų iššaudė. Nu, yra tekę Palangoj atbaliavot, bet... Nu, jo, nu... Kiek, 18 buvo? 18, 19, jo. Per vasarą. Aš esu buvęs, aš šitą vasarą Palangoje jaučiu paskutinį kartą buvau, tipo, kai buvo, baigiau šūlę, ten buvo, aš tarp 18-19 ir nuvarėjau į Palangą, po to laiko nešiau. Jo, nu, bet ten visados tai būna, ten į Salūną, į Basanovą, į Eksitą. Visokių tematikų, pastoviai mištinės. Nu, bet tai jau kebabainis kopose. Kaip diena, tai... Jo, dar kito kebabinį ir susipažinau su panelė. Saviškai? Jo. Dirbo ten? Ne. Irgi su raida lavašas. Pafarito. Aš tave myliu. Čia skamba kaip mano išėjimai į miestą. Belenkokė, barne, baras vaikštinė, aš tave myliu. Nori susituok antrai. Jo, buvo Farito koncertas, po koncerto pirmą kartą susitikau su juo, nes jis irgi mane žinojo. Ir tada su Furiu pagėrėm truputį. Ir tada 6 ryto irgi kebabinę nulėkėm ir Furis kalbino jas. Ir jinai sėdėjo. Furi nepaėjo. Jeigu taip kalbam atvirai. Mes nedviem štangų daro per mėnesį. Ir pradėjot bendrauti, ne? Jo. Čia tiek nieko nesakė iš pradžių, tik per Insta parašė kaip tikras bachūras. Snapchatą dar. Iš karto niucų pradėjo. Kur be maikės kopose. Iš karto tik pika. Kaip to šitas kebabas. Nežinai, kada kyla saulė kopose į pisą, už šitą gražiau tik tu. Ne, taip pradėjot, o jūs apsikeitėte kažkaip kontaktais? Jo, aš paprašiau jos, jinai davė. Gerai, čia. Davė numerį. Patiksliai, jo. Tu čia turi labai tiksliai sakyti. Jo, susibendravom. Mes esame iškirpinėję, žinau, kaip podcastas, kai Markas prišnekėdavo, reikdavo kirpti, kad... Jo, čia yra neišėjusi dalyko apie VMI, ten buvom patviravę. Bet jau tau irgi jaučiu VMI baisų. Kaip jis ten gauna tas algas? Ką jis sen registruotas kokiam Dubajui? Su rezident Dubajus. Ispanijos pilietybė. Apsistumė suveikė Dubajus rezidento kortelę. Jo, baisus dalykas, VMI. Bijai? Bijau. O mes nebijom. Dėl to, kad nieko neuždirbo. Ble, bent jau vienas iš šito stalo, tai tikrai nieko ne. Tu tik iš mūsų negauni, bet daug iš renginius gauni. Kažkaip net nepamoina. Tu negali skūstis, nes tu kitur daug uždirbi. Mano logika paprasta. Krikščioniškas požiūris. Robin Hoodas. Tu šičia atiduodi visuomeniai. Taip, čia dauglė visuomeniai. Seniai, tu būtum Dirikas, kokios mažeikių naftos. Ateina, sako, žiūrėkit, Dirikas nieks negavo algų 3 mėnesius. O Afrikoje nėra vandens. Į ką dabar? Žiūrėk, klausyk, Stasy. Taigi uždirbi tų pinigų. Taigi moki papildomai matematikos. Turi tų pinigų. Žiūrėk, Stasy, visi žino, kad čia vardan tos, bet čia vardan Lietuvos. Visi žino, kad samanė verdi. Tai užsidirbi. Žinai, ne vien tik pinigai, žino, kad atlygis ateina. Tai aš pamato kažkas, o, tai kūnas fainas, pasamdysiu vestuvėms. Aš tau ką, tik pusantro gabalo uždirbu. Agirdi. Bet aš neskaičiuoju. Ble, čia prieisim link to, kad tipo, parašo dovis jau mėnesio galas reiktų, kad pervest. Agirdi metamas, kaip čia dabar. Aš vis iš savęs mokėti. Gerai, visą baigėme, bet tas babkės nėra ta tema, kad labai svarbu čia būtų kalbėti. Ne, čia poch. Šiaip su reklamą darai M1. Čia va tavo dėkui už reklamą. Kitko nupisęs šitą džembelį. Išdarom. Eik, ne. Tai sakai, tik tais Palangoje, nepavydėdavai. Šiaip vartoja nedaug alkoholio. Negalit, reikia. Nelabai jo, ne. Ir nelabai daug laiko turėdavom atostogam. O yra nors vienas CS žaidėjas, kuris pokoje liukas užnaudavo, šivadaužo visus. Fucking bastards! Solau šalbą. Jo, esu girdėjęs tokių istorijų, kur prieš turnyrą nusigardavo žaidėjai ar ten prirūkydavo.
Nu, tai čia serbų komanda jau. Bet prirūkęs tai jaučiu dar geriau ten. Normaliai, tai neskubėdamas. Ramiau viską. Ja. Nestresuoji. Skubos sprendimų nepriėmė, ant highlightų nežaidė. Tvarkingai. Ja. Bet yra, net tokių istorijų vis tiek visur. Yra. Nu tai čia nieko nuostabaus, bet aš tai norėčiau, kad būtų koks legenda, kuris taip pochų bibidėje žaistų. O Britų nėra, nėra jau. Taip pat Ceso Arša. Apsiverkė, bet turėjau mačią. Ir kur, apsvinkim baurą. It's only just a dream. Duam stukų, taip aš mane žiūri. Dar kaistam. O kai jau pradėjai žinai, rimtai lošti, kai profas tapai, pinigų jau daugiau buvo, o didelį dėmesį gavai, pavyzdžiui, iš visokių žurnalistų, žinai, ten gal kažkokie pradėjo žinomi žmonės rašyti, kaip Markas koks, aišku. Šiaip, nežinau, paseka Instagrame kartais žinomesni žmonės, jo, bet šiaip, kad rašytų, tai nelabai, porą straipsnių yra 15 min, gal Delfi. Bet šiaip nieko labai. Jessica Šai parašo. Nieko nesustok. Nenustok daryti, ką darai. Dėl tavęs aš nebe tokia Šai. O Šmitas atsiekė mane. Rolands? Jo, jis irgi lošia. Lošia? Mes niekas to neturim. Šmitas Ceso lošia. Visi bendravome ir... Forma kritus dabar 2 mėnesius. Visi sako dėl trenerio, kur beldžia Taip, palivom, ja. Jo, šiaip daug kažkur lošia Cesą. Tai man. Davai, kas dar iš Kašoro? Tubelis. Tubelis, nežaidžia. Nu čia... Dėl to taip gerai ir žaidžia, jaučiu. Kad Šmito varis. Gal ne tiek beldžia, kiek Šmitas, žinai. Šmitui amžius. Tubelis tai žiauriai daug žaidžia. Nes jį 150 valandų per 2 savaitės. Blet, čia išdavė, ką tik dabar pamatys Bovaras namo podcast'ą. Jis visada sako, toks nekalbus, tipo per spaudos konferenciją nemiegojęs. Tak, emocijų nerodo, nes visą naktį rėkau ant ekrano. Išdaviau paslaptį. Ne, pofiga. Kas čia dar? Almo operatorius beldžiamas. Kol kas delivery, žinok, Tubelis nieks jam nepapis protą. Bet va Šmitui gali, žinok, jeigu iki trenkėrio nueis informaciją. Ar girdėsi? Primesk, Tubelis, tipo, kabinu kėdus ant šunies, pasirašiau sutartis, Face Clan. Tubeliui Niko parašo. Hei, Ažuolas. O kaimas Dabilarai Neptūno lošia. Dienai susikeičia. Žinai, kaip būna, kad susikeičia Instagramą. Būtų šiaip smagu, tai dažasvidį pasimsi. Ne, bet įdomu, ne tas pats jaučiu. Ne, manau. O esi šaudė šiaip iš tikro ginklo? Iš tikro? Nelabai. Reiktų pabandyti. Seniai, bičio iš Panevėžio klausė, ar esi šaudęs. Ne, nėra. Panevėžį tik peiliai. Negaliu sakyti, apie kontraktus negaliu kalbėti. Ir apie tai, kaip iš ginklo. Panevėžį tik peiliai. Ir vėl istorija iš paro. Peiliai vaikštą, davai. Iškviečia policiją, kad tipo, yra vienas daugiabutis, nu ir kitas daugiabutis, tipo langai, žinai, ir balkonai, tos pusės, kur balkonai. Ir tipo iškviečia policiją, nes sako, mumi, tipo į sienas šaudo, iš šautuvą, iš kito namo. Matei, kur apartas medžiamas į duris. Sako, ką iš čia darot? Sako, tai kaimynas kunčias, kad šaudo. Da traukė? Išorinę šaudę? Ne, iš kažkokia ten... Aš esu, gal ne tą patį žemę, aš esu matęs, kai išorinė šaudas ir jie tenais varo ir softą tą savo... Su ir softu, Jo. Tie vaikai. Jo, ir jie tai taikiklius nusireguliuot bando, žinai, ten šaudo į orą, bet kažkam tai lankus. Jo. Da traukė! Nes vėl priminė istoriją iš rajono. Buvo tokia rajonska. Ten po 2 dienų gerimo pasinešė kažkas orinį iš rūsą savo. Ir šaudė ten irgi kažkur ir pataikė kažkokį babanį iš šikną. Ir tiesiog tai, po tos babanės ten pasirodė dukra prokurorė kažkokia. Ten gerai nebuvo ten. Bet buvo, nu, man labai jokinga buvo. Kai klausiau šitas istorijas, tai man labai jokinga. Tai bet iš tikrųjų gal ir nejokinga. Na, aš ten tas orinis pofi gal ten, žinai. Jeigu ne į akį. Įvertino kažką. Įvertino vastas. Iššikna negerai, ne? Ne. Pofi?
Tai net to, ką tu sutorini. Pas mus kaime yra. Įsivaizduoti, pabanėt ant statą, žinai, daugiabučių sodelėse krapštai. Krapštės kažką, tai bum! Iššykna išorinė. Mes esame kažkada kaime su kaimynu sėdėm, tipo, ten, tipo, pavėsinį sėdėm ir matos, kas keliu eina, žinai, eina toks, tipo, draugelis kaime. Kaimynas pasiėmė taip šaltų. Orinį, jis dėjo šorinį ir sako, šiaip pėsiu vėl tokį šovę, čia į petį pataikė, toks glynas, iš pradžių prieina prie to džiuvo, sako, o Asilė, ką čia darai? Sako, ble, paro, kaip čia atrodo, va, žiūrėjau, ahujien, sako, eik, čia mums pasidės, ką tik šovė tave ir nakvis intinėjai dabar. Draugeliai. Sėdė. Šaltibaršiai pylė, kaip dabar atėjom, kapoja, atsisėdęs. Be šaltekai skanu. Valgas šaltekas. Mėgsti? Jo. Normalus, ble. Tu mėgsti? Aišku. Man tai mėgsti šaltekas. Na, tai normalus. Tu, Almantai. Tai mes valgėm šaltekus, kai pamatėm ikoną savo. Papasakom tą istoriją, ten nieko vėl. Tai važiavom liftu, tai pavarėm į Paupio turgų. Ir po podcast'ą varėm. Po podcast'ą varėm, tiesiog pavalgyti, pasišnekėti dar truputį. Ir varom liftų ir įlipo tokia, tipo, du bafuriukai, taip, ar žiūri, tipo, jie tokie užtilo, ir žvalgos, tipo, vienas į kitą ten žiūri, tipo. Ir šypsas. Jo, ir šypsas, ir galvoja, kas čia yra, tipo, bet išlipom, tipo, ir jo pradėjo, seni, čiagi Audryla, čiagi Audryla iš Džegal Kingo, čia Audryla iš Džegal Kingo. O jis ten pirmam Džegal Kingo. Sako, čia legenda, čia legenda iš pirmo Džegal Kingo. Iš geriausio, kur spaudos konferencija, koiniausia buvo. Taip. Mes tokie išeinam, čia Audryla, tuo tarpu prie lifto Mykolas Majauskas. Visiems pocho. Mes Audrylą ką tik matėm. Jie ten Audryla, tipo, jo. O Karačia, dar kažką norėjau paklausti, žiūri Džegal Kingam? Jo. Jo patinka, ne? Jo, aš žiauriai mėgstu žiūrėti šiaip muštinę. Šiaip muštinės, ne? Jo. Šiandien Varys. Jo, Utma. Norėjau, bet ne, šiandien nebus. Neišeiti, ne? No, Gaila. jo. Nes aš varysiu. Sen prisižiūri Panevėžį Utmas. Tai tarp kitko, Faruose, man atrodo, vos ne visi epizodai yra iš Panevėžio. Realiai pervadint galėtų. Aš Panevežiau tą, kur yra KPZ jau mintinai mokė. Išplanavimą. Jo, tokio baltos, tokios duris, tipo, jau pamatai tą, žinai, gerai, Panevežiau. Jau esam. Jeigu jau biškis supakuotų Panevėžį jau kaip savekas. Tai sveikina su budėtoja. Nes dabar nebe. Gali, tipo, impressioną padaryti Faro, tipo, tavo balsą ir pasakyti, kad Bimo sulaikė. Bleu, šiaip mokėjau anksčiau, bet šiaip sunku padaryti yra. Rimtai? Pala, Panevėžys. 21:31 minutė. Gautas iškvietimas, kad pilietis nedekvačiai daužo klaviatūrą į langą. Atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad tai žinomas CESO žaidėjas Bimas. Pilietis savo kaltę neigia. Biminiu! Žinai, kaip uždirbau. Aš tave vaibu iš avapo. Ir man tas ramina, broli. Kazimira. Bretas, kas jums yra, taip. Nors vyrukai linksmi, žaidimas baigėsi. Santrankiais. Grūdai. Bret, ką dar apie Panevėžį gero, šiaip mažai kalbėjom iš tikrųjų. Unikalu, kad, bret, CESO žaidėjas. Tulpių gatvė gal dar? Ne. Saugiau, na. Kad taip pochu ten tas gatvės kokias. Šiaip tai nuvažiuok ir tvarkingiau ten, pasakyk. dabar jau gal ramiau, ne? Jo, ramiau. Ten dabar tik Faros ir rodo. Ten jaučiu suvaidinta tie farai, nemanau, kad ten tiek gražiai. Neįmanoma, seniai suvaidinti tokio kokio. Ten išrašys. Jie yra labai talentingi aktoriai. Bet sen, jeigu tiesiog duotų paprastės aktoriams gerti, jie tokius paršūdus daryti. Savickas seniai mušo su kažkuo. Rudokas, pavyzdžiui, pizdagi, bet... Blema, išvengiai visų šūdų, nes prie kompo visada būdavo. Tai, rajone mažai reikalų turėjęs. Dar nėra tekę gauti. Bet jaučiu vis tiek gerbę. Aš šiaip rajone tai brolių turėjau, tai... Saugus būdavau. Brolis atsidubasnės. Už tave, blėt, kad tik tu galėtum ramiai žaisti. Kol tu žaidėjai, aš stovėjau kūnų už tave. Brat za brat. Bet tik nedaryk ten jokių mokėjimų per brolį, seniai pabėgs į Ispaniją. 1, 2, 3, Panevėžys. O tu šiaip kur, nu, pavyzdžiui, kai normaliai žaidi, vis tiek turi kažkokią vietą, kur gyveni, ar visada į Panevėžį grįžti, dar neturi kažkur. Aš dar gyvenu Panevėžį. Registruotas dar, net.
Jo. Motinai šiukšlės brangesnės. Su mama dar gyvenu, jo. Ir gerai. Vis tiek daug labai keliauja. Jo, Tai tikrai. po to gyvensit pilį kokią nors. Nusipirksit kokią pilį. Gediminą. Nusipirk seniai tokią apleistą fermą, ten bus Dažasvydžio trasa ir jis pats gyvens viršui. Senis ginklo nelaikęs rankose, Cesą žaidžia. Jis nelaikė seniai. Netikiu, na, kad laikė. Manau, kad nelaikė. Laikiau. Bet tik Jau nešalis. pradeda Pabiškilė. Ir čia jau yra keliam gabalų, jeigu nori, kad neišeitų. Toks nusitaikęs, na. Į Nikoną. Dabar mano. Aš manau, kad jūsų komanda, kai geria, tai ten pizda, ko tik nepamatysi. Ten jau grinai Florida traukė. Tai pasibaliavoja ten su tais kitais teseriais? Jo, visada. Po turnyrų visada būna afteriai. Ja, gerai. Aišku. Projektas tik būna. Jo, ten crazy šiaip galiu papasakot, nes Davai, viena istorija crazy. Davai. Tai jau bus su Marku susijęs, bus apar. Jeigu crazy afteris, tai Markas tikrai bus buvęs. Žodžiu, buvo vieną kartą majoras ir vienas iš geriausių žaidėjų pakvietė mane, dar porą žaidėjų, brolis irgi buvo į tokį klubą Švedijai. Brolis laimingas. Gerai, O ten sekas, ne. Kur buvo Švedijai? Švedijoje, jo, ten vienas iš geriausių klubų Stokholme. Ir žodžiu nuėjom. Nu ir tas žaidėjas, jisai, nesakysi gal geriau vardą. Niekas nesakytų. Jo, atėjom prie stalo ir atneša gal kokias 8 šampano bongas Dom Perignon, žino. Jo, žinom. Kiek butelis kainuoja? Neįperkam, bet Kiek butelis stovi? Tai mes tada dar nežinojom, kiek kainuoja. Šiaip butelis... šviečiantis. Jo, ten Čia šviečiantis Vilniuje buvo. reikia užvežti. Paprastas 300 šviečiantis kiek? Jo, bet klube gal vieną tą banką X3. apie 2000. Veiktų, na. Tai iš visais ten, mes kitą dieną, tipo, atsibūdom, su jos įsitikom, jis sako, blemba, sako, išleidau 12 000, mes tokie žiūrim į jį, bet sako, no problem, tipo, my friend is the owner of the club. Tai Ir ką? Viską nachaliavai. Rimtai? Jo. Tai va pastatė tiek daug? Jo. Jis atrodo, kad su Arša geria. Pikiniu. O jis švedas taip ar kas? Jisai Danas. Danas. Tokie crazy. 12 štukų. Jau jūs įsigalvo, kad reikia sumesti, ne? Aš norėjau sakyti. Brolis left the chat. Brolis jau šarovatą. Coming home, staliukas. Jo, crazy šiaip žaidėjai. Labai. O šovėt fatkyčių ten su Dan Perionais, ne? Blet, jau tiek net nepasidarė. Turiu fotkę su šampanu, bet nesu bonkę. Aš va taip būčiau plasą. 2 štukas ant galvų. Seniai, už 2 štukas aš tą butelį suvalgęs būčiau. Prisiminimai, tiesiog bombą pasiėmė. Jo, žaidėjai labai, kaip pasakyti, nėra jie labai taupus, labai mėto pinigus. Man tai kosmosas ten buvo, kai sužinau, kiek jis išleido. Bet jūs esate grinai, tipo, va čia ir dar vienas ženklas, kad, tipo, čia pro sportas yra. Lygiai taip pat ir, tikri sportininkai, seniai, ten belenką daro, nei Maras ten, nusipirka, nežinau. Nu jo, bet šviečiančius ten dar kas šitą, ten tik iš vis kontraktai, ten kosminis. Bet čia link to ir eina, manau, sportas, ne link dar didesnių. Net Warfai, tipo, kokie ten yra žiaurų. Bet man vienintelis dalykas įdomu, kaip ta kaita, žinai, nes ten sportininkas, jeigu jis geras, jisai gali išlaikyti tą tokį pastovumą arba, kaip sakė, konsistenciją. Tai gali išlaikyti ant savo karjerą ir uždirbti ant tų pinigų, bet įdomu, kaip e-sportą yra, ar kiek ta kaita bus intensyvi, kiek ten, ar tu 1 sezoną, 2 sezonus pabūsi ir viskas, ar bus toliau, kad tu varai. Dabar vis ilgėja karjeros irgi pastebėjau, seniau iki 30 loždavo, dabar buvo turnyras Kinijoje. Tai vyriausias žaidėjas, kuris laimėjo tarp kitko, Kerriganas. Jam 34 suėjo ir jis dar lošia geriausiai pasaulio komandai. Blet, čia taip skamba, tam 4 metų bičias jau seniausias lygui, nu. Ja, ir geriausiai komandai lošia. Pasakysi 60 metų. Nu. Jau nebespranta, ką jaunesni komandai. Kodėl tipo, nelošia vyresni, nes ten trūksta kažko reakcijos, kas? Labai sunku, eimas susilpnėjo. Nebe taip gerai, nebepašaudo. Reakcija, tipo, kažkas? Jo, reakcija ir nebepašaudo. Realiai tokio amžiaus tai jau turi būti tik lyderis. Kur neina tos pelės? Man ir taip niekada nebuvo. Aš ten nemokėdavau. Ja. Nu ir šiaip, man atsiranda... Pas draugelis CS aš žaidžiu, pasėmiau tiesiog šiaip, ne profas.
Jis per jo kompą, tai padarėjau kažką padaryti, aš neseniai nesugebėjau naršyklę naudotis. Man ta pelytė, tai vos padidino, pustinį pisą iš šono. Taip jautrumas padidintas, maksimum, žinai, padarytas, taip nieko negaliu, aš realiai negalėjau susivesti. Taigi, taip, neįsivaizduoju, kaip taip laiko, taip pat laikys tempės turi ten laikyti, tai buvo. Išsikvieti policiją, kad padėtų su naršyklė, nes Bet aš manau, ilgės ir pagrindinis dalykas, tai svarbu laiką įdėti tiesiog. O jau kai žmonėm 30 ir daugiau, tai jau šeimos atsiranda ir... O kaip tu įsivaizduoji, tipo, atloši savo, pakabinsi klavą ant vinėtas. Pelytė. ir ką tada norėtum daryti? Norėtum treneriu būti, su tuo kažką toliau daryti? Ar... Labai tolima ateitis, sunku įsivaizduoti. Bet šiaip streaminimas man patinka. Žinok, tai 10 metų prabėga. Lakstysi su rajono kunigų streamus daryti. Labai geri streamai man. Patinka. Kiekvieną dieną. Rimtai? Jo. Kontentas geras. Maladės, gerai, jisai bazarė. Man labiausiai patikdavo seniai, jam Max pagarba čiuos, kai darydavo Omeglės streamus. Taip. Ir tipo buvo, esi matęs tą su to kaliniu, tipo stovi toks ir jis sako, tas dovis sako. Iš Malalietkų, tipo? Ne, ten toks vienas buvo, tik sako, nu ką tu patsas? Sako, tu užtozo, jo, patos, aš tave surasiu. Aš 8 metus atsėdėjau. Jis sako, tu 8 metus bybičiu. Ja, man tai geriausia, taip, kai jisai būna, taip, prisijungia, taip, ir du, taip, bičiukai sėdi. Ir ten pradeda vieną žoskai stumti, o kitą girti. Sako, tu tai malakės, ką tu šitą valandu. Ir tas, kurį girė, žinai, suskaito. Švengia, taip pat tas kitas, ką tu čia manęs. Čia mano vaikystė pasakai, nes aš gal broliai ir pusbroliai ir jie visą laiką pas kažkur ieš komandai būsi, bet nieko nebūna. Tai va. Ir jisai, tipo, smart, tipo, padaro, aš nesupriešinau. Tai jis tik tokia, dabar mačiau kažkokį laivą ten, bet šio gal anksčiau darė, tipo, laivę kalba jis, Maibachas, Rudas iš Jungle Kingo ir Petras. Sako, tai labas žiūrovams, sako, aš čia gal pristatysiu visus, kas čia yra. Tai va čia viršuje Laurinas Maibachas yra, maladėts bičias Rudas, va gerbiu, ir Petras čia yra, va Petras tai duhas yra. Kas tau duhas, tu kunigas, klausyk. Pats tu. Maibachas, tu aitai, tu duhas. Jis įrodė tą memą, tipo, sustabdo mentai, tipo, ir sako, gali pradėti teisės, tipo, tai tu be teisės. Čia bliūdna tema apie Petrą. Jo, davai, dabar pabaigai, kaip tik uždarėme, galim taip aptarti, davai, Dovi, junk video. Davai, kas buvo? Kur Petrai Durhatą vežė? Ne, Durhat, seniai, Petrai dabar blogai. Aš neturiu. Reikia pasiūs palaikymą Petrui. Aukojam toliau Ukrainai, bet nepamirškime ir pasirūpinti ir savais. Tai dabar Petrui sunkas, kas yra. Nu, reiks prijungti viską čia. Pakai prijungsi jums. Klausai, mažiau barbėks. Jo, iš esmės tai va, kad jis dabar ten geria daug, ne, ką patus, kai žiūrėjai. Jo, daug Tu irgi Petriuką pažiūrė, ne? Būna kartais. Kartais visą laiką, ten viską žino. Brolis apšertas, rilsais ten jau kur su Petru. Bet ne jokas jam. Klausyk, tu Maibakas. Ne, pas tavai yra šitas patvirtinimas, bent. Ar pas Markį yra Markis dabar Portugalį gauna? Yra pas mane. Paskambino Mark. Gali patvirtinti. Ne, yra pas mane. Vis tiek. Bet gali pasakyti. Vis tiek. Windows NT. Jo. Ką tu, Maibakas? Klausyk, tu... Skambinai, Markai? Ne. Klausyk, tu buroko lapas, tau pizę pamatys. Vis tiek pats geriausias yra, ne, kur tipo sėdi, taip kažkas pradėjo į langą mėtytis. Pečiu. Nuo pradžių. Ai, mačiau. Pagaliau Petrą žiūrim per podą. Tu pagarsinsi. Aš tau, ai tai tu pagarsinsi. Viskas po. Nei man viskas po. Blet, jokingi čia blogai, na. Jie blogai, jo. Man yra buvo panašių etapų gyvenime. O jūs, tai dar yra vienas herojus. Su policija dar yra. Žinote, Vytautą Vicką nėra merginų Lietuvoje.
Eik, tu, na, seniai, tipo, man patinka, kad jie jokiom aplinkybėm nenutraukia laivo, žinai, kad ir kas bebūtų. Seniai. Ir, tipo, jisai daro laivą, su kirviu kapoja duris ir reikia. Merginų. Žinai, per teiką atrodė. Ja, ir, tipo, tada žiūri pro langą. O, kurva, mentai atvažiavo. Ir jis, tipo, kažką ten tik tai susimuistė, pasiėmė kirvį, išbėgė į lauką ir girdis tie policininkai, tipo, pradėjo rėkti ir, tipo, iššovė, grįžta. Tazerio įsmigus tą gilzę su visus dar laidu, to, sako, prieina, sako, šovė į galvą, prieina prie kameros, šovė į galvą, labai skaudėjo. Nesveikas. 11 valandų laivas miega. Aš mačiau, kai jis duris skirto, bet to tai nemačiau. Jo, aš tą tik ir mačiau, kad Man kartais numeta ten iš tų tiktokų kažkokių ten reelsų ten ar iškarpų iš laivo. Ir aš žiūriu ir galvoju, kad jums visiems dar toli iki Maibacho. Dar mačiau Tiškuvienį Kristį panikos ataką buvo per laivą. Kažką. nėra, kad... Panikos ataka. Jaučiu, kad biškai kitaip veikia. Taip įsivaizduoju panikos ataką, tiesiog daug kartų kartuoju panikos ataką. Insultas. Ai, nichuja, ne, viskas gerai. Viskas gerai. Ką gerai, jaučiu repinam. Jaučiu, blėt, įdausas einam. Žiauriai, ačiū tau, kad atvarėjai. Aurimai, Bimai. Dėkui, kad pakvietėt. Atpysiu ant seso. Manau, kad dar reikia išsiaiškinti šitą šūdą. Žinai. Reikia būtinai išsiaiškinti. Jo, nes man po to vėl pradėti turnyrą skraidyti reiks, tai nebus laiko. Vestuvės ves reiks. Jo. Tai nežinau, Duri gal nori kažką perduoti dar prieš atsijungiant. Pasiūs nahu gal. Kažką nori. Galvo, čia laisvai. JL pasiūs. Čia legalu yra. Nežinau, shoutout Panevėžiui. Šautuvas Panevėžys? Shoutout. Šautuvas.